Mm. Tai sveiki, pradėjome įrašą, tai kviečiu žinoti, kad įrašomas Gerai. susitikimas. Ir šiandien pakalbėsime apie naują susitikimų ciklą, kurį pasiūlė Tomas Jonušas. Tai gal iš karto nevyniojant į vastą ir kviečiu pristatyti, apie kągi mes čia šiandien, Tomai. Jo, tai šiandien yra toks žodis teaseris, ane, lietuviškas. Tai bandysim pasižiūrėti apie patį kursą, galbūt trumpai susipažinti, kas manęs ne, iš to, kas čia yra, nepažįsta. Tam yra dar viena skaidrė pirma įdėta ir galbūt pačią ciklo idėją pristatyti. Labai daug matosi skirtingų nuomonių apie tai, kaip žmonės supranta, kas yra kelias į tikrą save ir netgi teorinių daug modelių visokiausių yra. Tai čia yra toksai bandymas pabandyti sušukuot, kad būtų, nu, atsirastų šiokia tokia tvarka, toksai lyg ir bendras matymas, čia nėra bandymas rasti vieną teisingą tiesą, bet pabandyti inventorizuoti, kas tame lauke yra daroma, padaryta ir pasižiūrėti galbūt na, iš to ciklo ir mūsų pačių, ir mano tame skaičiuje galvoje atsiras daugiau tvarkos. Tai aš iš lėto pradedu judėti per skaidrės. Aš manau, mes užtruksim, per skaidrės nepavyko pajudėti, bandom padaryti kažką iš naujo. Kažkas sugedo. Kodėl? Ką jūs matot? Dabar tuščia desktopą be skaidrių. O dabar? Va dabar įsijungia, bet įsijungia tame tavo matymo režime, nu, tame demonstratorius. Negerai. To jau mes dar kartą sutvarkom viską. Man zoomas, dabar zoomą matau. Čia ne tik Artūras vienas, kuris su zoomu nelabai, bet ir share. Kažkodėl jisai išspjovė. Ar dabar matosi kas nors? Redagavimo režime. Skaidrės. Redagavimo, gerai. Redagavimo režimas jau yra, bet jisai, ok. Dabar turėtų būti. Taip, gerai mato. Gerai. Tai keli žodžiai apie mane. Esu nei filosofas, nei psichologas. Tiesiog taip jau nutiko, kad esu inžinierius. Ir nežinau, kiek laiko kompiuterių mokslus esu baigęs prieš neatmenamus laikus. Bet nuo 98 metų, taip, kokius 20 metų intensyviai, po to biški švelniau, mano pagrindinė veikla buvo valdymo reikalai, valdymo konsultacijos. Ir nuo tokio kompiuterinių valdymo dalykų į organizacinius teko migruoti. Ir po to kažkaip tai prieš metų 12, galbūt jau daugiau, teko kažkaip tai susidurti su kūrybinių industrijų fakultetu Vilniaus Tech universitete. Ir ten kažkaip, nežinau, matyt, aptingau versle gyventi ir ten pasirodė jauku. Ir sritis labai įdomi man papuolė, reiškia, kuri man pasirodė įdomi, tai kūrybos valdymas. Tai vat, tokie buvo kontekstai. Galbūt čia būtų galima, jeigu bus pabaigoje klausimų, daugiau apie tai papasakot. Tai šiandien mes bandom pasižiūrėti, taip šiek tiek tokį padarysim istorinį ekskursą į tai, kaip formavosi tas savęs suvokimas ir kaip suprantamas kelias į save per tokią, na, psichologinę, filosofinę, istorinę prizmę. Ir po to pabandysim sukonstruoti jau kurso, iš to, kas čia bus pasakyta, sukonstruoti kurso visą rėmą. Tai reikia pradėti nuo pradžio. Na, ta pradžia kažkur turi būti. Tai pradžia gali būti René Descartes. Ir
iš esmės galima turbūt teikti, kad nuo jo prasidėjo tas europinis mūsų toksai racionalistinis diskursas. Gal nereikia naudoti sudėtingų žodžių, reiškia, mes esam racionalistai, o taip didžioji dauguma mūsų mokyklą tai formuoja aukštosios mokyklos kultūra apskritai yra na, realu tai, ką gali pačiupinėti. Ir jisai pradėjo tą, ką dabar vadina Cartesian split, tai yra toksai atskirimas, kad protas yra savo, kūnas yra savo, vidus yra savo, išorė yra savo, subjektas ir objektas yra skirtingi dalykai. Tai ta jo garsioji frazė cogito ergo sum arba ergo exist, tai mąstau vadinasi, pavadinkim tiesiai, ta klaida, reiškia, kaip jisai ją pamatė, jinai tapo tokia dominuojančia doktrina ir kaip tai nutiko, nutiko palaipsniui ir turbūt tai, kas tą įbetonavo ir ko pasiekoje mes gyvenam, galbūt mažiau žinomas vaikinas, toks yra prancūzas Augustas Kontas, jisai laikomas mokslo filosofu ir tai, kas šiandien yra mokslas, yra jo na, svarstymų arba jo filosofijos, mokslo filosofijos dalis. Ir jo teiginiai buvo tokie, kad mes niekada nepažinsime tikrų esmių ir mokslas apsiriboja tik tais reiškiniais ir jų ryšiais. Ir žmogus negali savęs stebėti, kaip kad jisai stebi išorinius dalykus. Tai, sekundę. Kitaip sakant, introspekcija yra neįmanoma, nes tas pats protas, kuris protauja, jisai negali būti ir stebėtojas. Reiškia. Kitaip sakant, stebėtojas negali būti ir stebimasis. Ir jisai labai kietai suformulavo pagrindinės doktrinas mokslo ir čia reikia turbūt paminėti laikotarpį. Reiškia, jeigu matot, čia yra Napoleono pabaiga jau, bet prancūzai po revoliucijos jie labai stipriai reformavo, reiškia, iš jų atėjo visa metrinė sistema, sistema iš Prancūzijos atėjo, jie padarė didžiulės pertvarkas visoj matų sistemoje. Kaip sakyt, po revoliucijos ir tie dalykai labai išplito į tas visas reglamentavimas, labai stipriai išplito į visą Europą ir taip pat į Ameriką. Kai kas ten papuolė, kai kas ne. Bet iš esmės, kaip Napoleono kodeksas tapo tokia teisinės sistemos bazė Europoje, tai iš esmės tai, kaip buvo sukirptas ir suredaguotas mokslas, tai, kas yra mūsų vidus, tai nėra mokslas, reiškia, tai yra nepažinus objektas, reiškia, mes kaip subjektas galime stebėti objektus ir juos kaip sakyti, tyrinėti. Tai čia dabar iš lėto pabandom nueiti iki tai, kas laikoma psichologijos pradžia, reiškia, nes psichologija iš esmės buvo ne mokslas. Aš dabar galvoju, kur yra ta mintis. Pozityvusis protas pripažįsta tik tai, kas yra stebima, matuojama ir patvirtinama patirtim. Ir iš esmės psichologija jisai nemanė, kad reiškia, tik fiziologija gali būti mokslas arba sociologija. Jisai beje yra ir sociologijos kaip ir tėvas laikomas. Tai iš esmės psichologija buvo toksai filosofijos dalis, kuri buvo užribyje ir kaip ir taip nelabai, na, kaip sakyt, ne tai, kad nelegali, bet, reiškia, taip tokiam panašiai kaip religija, reiškia, ne mokslas. Tai čia dabar, jeigu pasižiūrėt, tai Vilhelmas Vuntas yra laikomas psichologijos tėvu ir
kaip ir gimtadienis yra psichologijos 1879 metai, kada jisai Leipcige įsteigė psichologijos laboratoriją. Ir nors jo kryptis buvo tokia labiau, na, reiškia, tai, kas yra psichometrinė, visi testai, reiškia, daugiau iš jo krypties atėjęs yra. Šalia yra kitas vaikinas, Brentano, Franz Brentano, jisai yra kaip ir vokiečių filosofas, bet kilmė yra itališka ir iš pavardės tas matosi. Ir jisai turbūt, mano akim žiūrint, yra, na, bent jau tą sritį, kurią mes nagrinėjom, tai yra, reiškia, ta pati pradžia, nuo ko viskas pradėjo viniotis, reiškia. Tai čia aš tiesiog iš Wikipedijos įdėjau jo keletą, čia nepilnas sąrašas, garsių studentų, tai ir Husserlis, ir Freudas, ir Steineris. Na, apie Steinerį dar paminėsiu galbūt vėliau, nors galima ir čia dabar pasakyti, nelabai kas žino Steinerį, bet visi žino Valdorfo pedagogiką. Čia kiti du džentelmenai pabaigoje, su jais siejama yra toksai žodis prekursoriai. Gestaltas iš jų atsirado, gestalto psichologija. Tai Brentano yra toksai kaip pradininkas tos srities, kurią mes, na, po to jau nuveda mus į pozityvėją psichologiją. Ir, kaip sakyt, mūsų interesas yra tas laukas, nuo kurio viskas ir prasidėjo. Tai čia sąžiningumo dėliai reikia paminėti, maždaug tas pats laikotarpis yra amerikonai, William Jamesas, kai kur galima rasti. Amerikonai visi sako, kad William Jamesas yra pradžia psichologijos. Jis irgi kaip ir Brentano tyrinėjo sąmonę iš kito kampo. Amerikos toksai diskursas buvo labai stipriai orientuotas į pragmatinius dalykus, reiškia pragmatizmas kaip filosofija, kuo jisai įdomus yra, kad jisai jau tais laikais tyrinėjo pakitusias sąmonės būsenas. Čia kūrybos teorijoje gana įdomus aspektas yra, tai eksperimentavo su visokiam substancijom. Na, tai, kas minima yra legaliai, tai juoko dujos, reiškia, žiūrėjo, kaip kinta sąmonės aspektai, kada truputėlį, na, pasidarai savo šiokią tokią narkozę, jis pats asmeniškai eksperimentavo. Ir čia dar, kaip sakyt, verta paminėti žinoma tokią kryptį, kaip behaviorizmas, jinai vadinama antrąją psichologijos banga. Mes to ateisim prie pirmos, nes pirma mūsų interesas yra. Ir John Watson yra tos, na, behaviorizmo, reiškia, sakė, žmogus yra mašina, sąmonė neobjektyvi, nepatikima, mes nelabai jos galime suprast, introspekcija visiškai neveikia ir visa tai, kas yra emocijos, mintis, norai, viską nekreipiam dėmesio, yra išorės stimulai, iš esmės, reiškia, stimul response, atsakas į stimulą, visa šita filosofija, jinai pavirsta į tokią labai radikalią psichologijos kryptį, žinoma kaip behaviorizmas, reiškia, ir, na, čia galima paminėti, turbūt visi, kas kažkiek tai su verslu susiję, visi žino tokią teoriją, motivaciją, kada elgesio pasiekmes turi įtakos pačiam elgesiui. Tai yra tai, kuo paremtas iš esmės klasikinis vaikų auklėjimas, klasikinis kalbų, reiškia, taip, ta vat, senoji paradigma, kad blogai padarai, gausi kailį, kad daugiau taip nedarytum, ne, reiškia, jeigu gerai padarai, ten Skinneris toksai vaikinas buvo, kuris tą vadinamą sustiprinimo teoriją, na, ir čia yra, aš pats nustebau, vat, kaip gerai yra pasikuist, paieškot dalykų, čia pat ir toksai yra
mūsų žinomas Pavlovas, kuris šunų refleksų stebėjo, tai čia yra ta pati atsako į stimulą ir išugdomi refleksai kaip. Ir tai, kas man nauja buvo, kad jisai 1904 metais gavo Nobelio premiją už savo tyrimus. Tai čia mes palikim tą kryptį ir eikim dabar prie to, kas svarbu mum yra. Jeigu Vitalis būtų įsidėjęs, jeigu mes jį matytumėm, tai čia specialiai, na gerai, kodėl man, kaip sakyti, jeigu Vitalis, kuris čia su mumis dalyvauja, įsijungtų kamerą, tai galėtumėm jį supainioti su Husserliu. Tai Husserlis buvo tiesioginis pasiekėjas, mokinys Brentano, nors jisai pradžioj buvo matematikas, baigė mokslus kaip matematikas ir disertaciją apsigynė iš matematikos, jisai iš lėto Brentano įtakoje persikėlė į sąmonės tyrinėjimus. Iš esmės galima būtų teikti, kad reiškia į sąmonės ir suvokimo, kaip mes suvokiam realybę tyrinėtojų. Ir na, čia jisai fenomenologijos pradininkas yra, galima teikti, kad Kantas yra fenomenologijos pradininkas, nes jisai pirmasis, reiškia, taip lyg pasakė, kad yra daiktas, bet daiktas yra pats savyje, o tai, kaip mes jį suvokiam, taip kaip jisai mums atsispindi obuolys ant stalo arba obuolys ant medžio, nėra tas pats obuolys, kuris yra mūsų galvoje. Mes jį suvokiam visiškai kitaip. Na, tai yra ne obuolys, o fenomenas, reiškia, obuolio atspindys sąmonėje. Tai Husserlis yra turbūt irgi toksai kaip pradininkas dviejų krypčių. Mes jas abidvi kurse bandysime prisikelt, tai egzistencialistinės filosofijos, Heideggeris, Sartras, Mėjus, Rollo May, Yalom, tai toksai labiau tokia, sunku ten atskirti, reiškia, kur baigėsi filosofija. Na ir pati fenomenologija, tai labiau per fenomenologinę patirtį, reiškia, kaip mes patiriam dalykus iki tol, kol mes juos įvardinam, interpretuojam. Pati idėja yra, jinai sunkiai tam reikia laiko, gana sunkiai paaiškinama, bent jau skaitant tai, ką apie tai rašo, gana yra sunku suprast, neįsigilinus. Esmė yra, kad mes negalim suprasti dalykų tokie, kokie yra, mes juos suprantam taip, kokia yra mūsų patirtis, atmintis, kokia yra mūsų istorija, kaip tai yra susijęs su mūsų galbūt patirtom traumom. Ir čia iš lėto mes ateinam prie jo kaip ir pasiekėjo, jisai nėra tiesioginis mokinys, bet mes dabar ateinam prie 4 džentelmenų, kurie mums bus labai svarbus, pabandant suprast mūsų ciklo visą struktūrą. Ir 4 džentelmenai yra taip vadinama Vienos psichologijos mokykla. Ne visi jie, 3 yra iš Vienos, vienas yra iš Ciuricho, bet iš eilės po truputį po vieną pabandykim juos trumpai labai pakrapštyti. Tai Zigmundas Freudas, turbūt jisai labai garsi figūra yra, garsesnė dėl savo specifinio charakterio savybių, turbūt dėl tokio gana radikalaus požiūrio į tai, ką jisai ir kaip jisai teigia, bet jo pagrindinis teiginys yra, kad, reiškia, žmogaus elgesys yra formuojamas jo vaikystės patyrimų, traumų ir libido, kas yra iš esmės
kaip jisai matė seksualinę energiją, reiškia. Tyčia paėmiau nuotrauką su cigaru, jisai, reiškia, yra labai garsi jo frazė, kad kartais cigaras yra tik cigaras. Jisai rūkydavo po 20 cigarų į dieną. Na ir iš esmės suformavo, jis buvo pirmasis, kuris pradėjo naudoti psichoanalizę, kuris suformavo visą mokyklą psichoanalizės ir turėjo du tiesioginius įpėdinius. Ir santykiai su įpėdiniais mums bus vėliau labai svarbus aptart. Tai pirmas jo toksai tiesioginis įpėdinis buvo kažkodėl labai nestipriai žinomas, kas specialiai nestudijavo, toks Alfredas Adleris. Ir turbūt, jeigu galvot apie coachingą, kur čia daug žmonių yra coachingo, tai aš manau, kad galima tiesiai atsekti, kad, reiškia, didžioji dalis to, ką daro coachingas, ateina tiesiai nuo jo. Jisai buvo tiesioginis įpėdinis Freudo, bet turėjo savo teoriją ir tai buvo gana gilaus konflikto priežastis. Jisai sakė, kad žmogų neapsprendžia tai, kas buvo, žmogus sprendžia tai, kas bus. Jisai sąmoningai formuoja savo, iš dalies sąmoningai, iš dalies ne, formuoja savo tikslus ir jo elgesį valdo orientacija į ateitį, tikslai kaip menkumo jausmo mažinimo priemonė, reiškia. Tas menkumo jausmas, jisai nebuvo pas jį neigiama, neturėjo tokios neigiamos konotacijos, nes kažkaip tai Freudo šviesoj viskas atrodo taip, menkas, nevykęs. Ne, reiškia, tiesiog kiekvienas žmogus savo vystymesi, savo kelioniai į priekį bando formuoti, bando augti, bando tobulėti tam, kad, reiškia, iš to, kas jisai yra, būtų kažkas daugiau negu yra. Tas will to power, reiškia, čia yra greičiausiai Nyčės, reiškia, toksai poreikis būti viršesniu, bet čia labai specifinis, čia reiktų, kaip sakyt, plačiau ir giliau žiūrėti tai, bet iš esmės, reiškia, Freudas sakė, kad yra vakar diena formuoja tavo elgesį, Adleris sako, nevelnio, reiškia, tas ateina iš tikslų, iš noro būti geresnė savo versija ir dar jo tokie keli dalykai yra, tai kad mes esam socialios būtybės ir tokia, galima teikti, kad jisai ir socialinės psichologijos toksai kaip ir pradininkas buvo. Neišvystė labai iki galo daug aspektų ir dėl ko jisai taip mažai literatūroje žinomas, jo pasiekėjai labiau, reiškia, tapo žinomi kaip kažkokios tai krypties vystytojai, reiškia. Jisai įkūrė tokią individualiosios psichologijos mokyklą, bet čia reiktų pasakyti, ką jisai manė, turėdamas galvoj individuali, tai iš lotynų kalbos indivisible, tai yra nedalomas, reiškia, individas tai yra tai, kas yra nedaloma, tai yra tokia, galima būtų pasakyti, holistinės psichologijos tokios pradžia yra. Ir jo labai daug teorijų iš esmės yra, reiškia, dabar tapusios kaip bazinės, nežinau, tiek vadyboje, tiek, kaip sakiau, manau, coachingė, reiškia, visas valdymas per tikslus, iš esmės yra jo idėjų plėtra ir vystymas tam lauke. Tai mes turim antrą vaikiną, Freudas, Adleris, trečias yra, žinoma, irgi buvo numatytas Freudo kaip įpėdinis, nors motyvai buvo kiti jo, jis iš anksto
labai domėjosi, reiškia, yra labai gražios istorijos, kaip, reiškia, Freudas susitinka Jungą ir jie susirašinėjo, bet kai pirmą kartą susitiko, kalbėjosi 13 valandų nepakildami. Tai turėjo labai daug bendrų dalykų, bet, sakysim, tai, ką darė Jungas, reiškia, labai greit pradėjo nepatikti irgi Freudui, nes jisai dar plačiau bandė žiūrėti, negu žiūrėjo Adleris. Jisai integravo ir dvasinius dalykus, reiškia, kurie Freudui visiškai, reiškia, netiko. Ir aš dabar turbūt nesiplėsiu, mes Jungą būtinai kalbinsim vėliau kadaise, nes persona tai yra, aš grįžtu prie mūsų temos kelias į tikrą save. Persona tai yra ta kaukė prisitaikymo prie visuomenės forma, būtent tai, kas yra netikras aš, ir individuacija yra būtent vidinės integracijos tas procesas, kur yra tas kelias į tikrąjį aš. Praktiškai galima būtų vien studijuojant Jungą pasidaryti tokią gana nuoseklę, tvirtą teorinį pagrindą, reiškia, supratimai su viskuo, reiškia, kurie leistų pabandyti pasiklot kelią į tikrą aš. Jo turbūt esminis dalykas, ką turbūt daug kas iš psichologų naudoja, tai yra, reiškia, šešėlio integravimas. Tai yra tos dalies, kurios tu nenori matyti, nematai, nes nenori matyti, jos tiesiog nėra integravimas į savo aš. Dar vienas dalykas, kuris labai įdomus yra, tai ir kolektyvinė pasąmonė, ir sinchroniškumas, synchronicity, tai yra tie nepaaiškinami stebuklai, mistika, kurios gali aiškinti kaip sutapimus, bet, reiškia, Jungas matė, kad už to yra kažkas, ko jisai negali paaiškinti. Ir čia Freudui buvo visiška riba ir galima čia turbūt paminėti, kad 11 metais jisai pilnai nutraukė santykius su Adleriu ir 13 metais visiškai nutraukė santykius su Gustavu Jungu. Nutraukti santykius reiškia, kad jisai naudojo žodį ekskomunikuoti. Tai toks bažnytinis terminas, kuris sako, kad jis labai sunkiai pergyveno, jam atrodė, kad iš jo vagia idėjas, kad jie paklydę yra, kad jie neteisingų kelių eina, kad jų tiesa negali būti tiesa, nes jo tiesa yra teisinga tiesa. Ir tas toksai atsiskyrimas, jisai, kada Adleris mirė 37 metais, abu jie buvo, reiškia, reikia paminėti, kad, reiškia, ir Adleris, ir Freudas buvo žydai, vienos žydai, ir jie turėjo bėgti iš, kaip sakyti, prieš žinomus įvykius. Neatsimenu dabar tikslių datų, kada jie emigravo, reiškia, Freudas į Londoną, o Adleris kažkur į Škotiją, ir kada Adleris mirė 2 metais anksčiau negu Freudas, ir Freudas net įkando per laidotų, reiškia, kaip sakyti, ne per laidotuvės, mirus, reiškia, kaip sakyti, jisai dar nebuvo, kaip sakyti, laikė pykti ir negalėjo atleisti tai, kas įvyko tarp jo ir Adlerio. Lygiai taip pat jisai visiškai negalėjo pernešti to, kas įvyko tarp jo ir Jungo. Ir kodėl jisai Jungą buvo pasirinkęs kaip įpėdinį, vienas iš motyvų buvo, jisai norėjo įpėdinis, tai kaip prezidentas jo psichoanalizės asociacijai, dėl to, kad jisai vienintelis iš tos chebros nebuvo, iš tų jau pažengusių nebuvo žydas, jisai buvo šveicaras ir, reiškia, Freudas tiesiai matė, kad tai bus jam žymiai daugiau naudos. Jeigu, kad tai nevadintų čia kažkoks, kaip jisai pats sakė, čia žydų mokslas, o čia būtų tada jau
kažkoks platesnis pripažinimas. Na ir ketvirtas, čia galbūt būtų galima pacituoti keletą citatų. Jungo, tas, kuris žvelgia išorę, sapnuoja, tas, kuris žvelgia į vidų, pabunda. Ir na, galbūt čia ir palikime, mes būtinai grįšim dar po to prie Jungo. Ir paskutinis vaikinas, mes to išryšim, kodėl mes čia apie tai kalbam. Paskutinis vaikinas yra šitoj mokykloje, jisai yra jaunesnės kartos. Tai yra Viktoras Frankl, čia kažkas grupiai visiškai neseniai dalinosi skaitiniais jo. Jis irgi buvo tiesiogiai Vienos gyventojas, žydas. Ir na, turbūt jeigu taip pasižiūrėt, reiškia, kada jį rekomendavo, na, jis irgi kažkuria prasme buvo proteže, bet jau Freudas buvo senas, o jam buvo jo pirmą straipsnį, jam buvo 19 metų, kai išspausdino pirmąjo straipsnį. Jisai, reiškia, dar toliau nuėjo negu Jungas. Jisai sako, kad, reiškia, prasmė yra tai, kas judina žmogų, kas motyvuoja žmogaus veiklą. Tai čia vat yra to pagrindiniai teiginiai, valia prasmei ir turbūt esminis dalykas, kas pranoko ir na, kažkuria prasme Jungo matymą, tai yra ta transcendencija, savęs transcendencija, reiškia, kad žmogus realizuoja save tiek, kiek peržengia per save. Aš suprantu, kad čia kai kam galbūt tai nieko nesako, bet mes toj prie to šiek tiek prieisim iš kito kampo. Na ir turbūt daug kas žino, kad jisai išgyveno konclagerį. Įdomu yra tai, kad jisai turėjo vizą išvažiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas, ką jis padarė po karo, bet sąmoningai pasiliko, nes nenorėjo palikti savo tėvų. Ir aiškia, ta mintis, kad žmogus realizuoja save tiek, kiek jis peržengia save. Na ir čia turbūt verta pabandyti pasižiūrėti, prie ko mes ateinam. Mes ateinam dabar prie šitų 4 vaikinų, kaip prie labai daug pasiekusių savo gyvenimą psichologų. Psichologų, psichiatrų, filosofų. Ta pati Vienos mokykla, tie patys žmonės. Ir jeigu žiūrėt, aš čia dabar noriu įvesti tokias 2 sąvokas, kaip horizontalus ir vertikalus augimas, pavadinkim taip. Tai akivaizdu, kad jeigu mes juos nagrinėtumėm kaip žmonės, kurie kažko yra pasiekę, visi jie yra absoliučiai topiniai savo srity pasiekę žmonės. Tai būtų labai sunku pamatuoti, kas turi didesnį svorį, didesnę vertę, nes jie visi be abejo yra, reiškia, aukščiausias pasiekimų lygis toj srity, ką jie darė. Tai jeigu žiūrėt, kas sudaro horizontalų augimą, reiškia taip, tai ta tokia veikimo pasaulyje matoma dalis, išorinė dalis, objektyvi dalis, faktinė dalis yra žinios, kurie jie turi, įgūdžiai, profesija, pasiekimai, statusas. Čia gali bet kas būti. Kalbų mokėjimas, visokie sertifikatai, tai, ką mes norim įrašyti į CV. Ir be abejo, tai matoma pusė ir dabar, reiškia, žmonės labai stipriai vertina, kaip aš atrodau, kaip mano profilis atrodo Facebook'e, Instagram'e, čia reiktų dar įdėti turbūt LinkedIn'ą, profesiniai, reiškia. Tai yra tai, kas yra matoma, tai, kas yra pripažįstama, tai, kas yra
ar tai yra savirealizacijos dalis? Taip, tai yra savirealizacijos dalis. Ir kada mama klausia vaiko, kuo būsi užaugęs, akivaizdu, kad mes turime vieną dimensiją. Taip, mes norim turėti pasiekimų, mes norim, kas nenori gero gyvenimo, statuso pripažinimo, bet yra kita pusė. Ir kita pusė yra labai sunkiai apčiuopiama, sunkiai įvardinama ir tai yra iš esmės mūsų tyrinėjimo objektas. Tai kita pusė yra vertikalus augimas arba vidus, arba ta being, buvimo būties dedamoji, kuri iš tikrųjų labai sunkiai pasiduoda analizai, matavimams, grupavimams, reiškia tai, prieš ką pakėlė Komte rankas, Kontas, taip vadinamas, ir sakė, kad tai ne mokslas, nes, reiškia, to pažinti, suprast ir kaip tai veikia yra neįmanoma. Tai mes tą 12 susitikimų ciklą būtent norim paskirti bandymui suprast, kaip veikia vertikalus augimas. Čia yra daug žodžių, kurie gal kažką sako, gal nieko nesako. Sąmoningumas, mąstymo kokybė, kai kas vadina metamąstymas, metakognicija, yra daug visokių žodžių. Savistaba, vidinė laisvė, kai kas sako, kai kas bando minėti tokį žodį kaip emocinė laisvė, atsakomybė, prasmės gyvumas, gyvybingumas, tas vitality, asmeninė transformacija, čia daugiau yra tokia dinamika jau, ne, reiškia, kiek aš įvaldau save ir kiek aš esu vientisas. Žodis integrity, aš nežinau lietuviško jo vertimo, jeigu kažkas labai gerai turėt diskusiją, jeigu kažkas galės ką nors apie tai pasakyti. Na ir dabar mes pabandykime sudėti tos 4 džentelmenus į šitą paveikslą. Ir paradoksas, bet jie labai gražiai čia telpa. Ir aš paskui pabandysiu parodyti, ne šiandien, kokiom priemonėm yra matuojama, kaip tie dalykai yra vertinami, bet Freudas yra, jisai labai panašus į bažnyčią, kuri degindavo eretikus. Reiškia, sakė, jeigu tu nesutinki su mano nuomonė, tu esi neteisus. Jisai negalėjo priimti kitos nuomonės, jisai matė vieną tiesą, jisai buvo visiškai uždaro mąstymo būdo ir labai asmeniškai reaguodavo į dalykus, kur jisai buvo visiškai susitapatinę su savo tiesom. Jisai turėjo labai daug neurozių pats, nerimo, turėjo bėdų, problemų ir daug literatūros yra apie tai. Jisai matė vieną kryptį, kad žmogų formuoja jo praeitis ir tai, kad ateitis irgi gali turėti įtakos, jisai to nematė, neigė ir negalėjo net diskutuoti apie tai ir kada Adleris tą paskelbė, jis jį išvarė. Adleris matė 2 dimensijas, daugiau dimensijų. Sunku tiksliai pasakyti, kiek plačiai jisai matė, bet tai, ką jisai darė, jisai aiškiai buvo ant aukštesnio laiptelio negu Freudas. Ką darė Jungas, jisai integravo, jisai irgi toks pakankamai empirikas buvo, jisai ne teoriją sugalvojo, bet stebėjo labai daug įvairiausių savo pacientų ir pamatė, kad ta dvasinė dalis arba ta neapčiuopiama, nežinoma, nesuprantama, dažnai siejama su religija dalis žmogaus, jinai yra esminė jo savivokai, jo emociniai ir psichiniai sveikatai. Reiškia, jisai neatmetė, jisai bandė suprasti ir tyrinėti paradoksus ir galbūt netgi, sakysim, tokias, aš dabar taip, sakysim taip, tai, ką paskui Maslow vadino peak experience. Reiškia,
būsenas, reiškia, kurių negali paaiškinti paprastai ir negali paaiškinti žodžiais. Frankl šiuo atveju dar toliau, reiškia, nukeliavo, bet čia jau būtų sudėtinga na, paaiškinti detaliai. Jisai kalbėjo apie savęs peržengimą, savęs transcendenciją. Tai dar tokia lyg tai viena level up, vienas laiptelis aukštyn. Tai čia va toksai buvo netikėtas posūkis nuo to, ką jie darė, į tai, kokiam hierarchijos lygmenį, gal žodis hierarchija čia netinka, bet, reiškia, mąstymo lygmenį tie žmonės, kuriuos mes žinome, buvo. Ant svetimo visą laiką pamatyti yra lengviau negu rodyti pirštų į save. Bet mes pereinam prie kurso esmės, prie to 12 susitikimų kurso esmės ir bandom užduoti klausimus, ar tas vertikalus augimas, nematoma pusė, tai, kas aš esu, yra kažkokiu tai būdu galima ją įvertinti, reiškia. Nes jeigu yra tokia dimensija, ašis, klausimas, kur aš esu toje ašy. Ir ar tai yra kažkokie laiptai, ar tai yra daugiau negu viena ašis, ar galima tą pamatuoti, ar aš, čia klaida yra, ar galiu kažką keisti, ne kaisti, o keisti, ar aš galiu judėti kažkaip tai aukštyn, ar man reikia judėti, gal man nereikia, aš galbūt galiu būti laimingas čia, kur esu. Ar tai kažkaip siejasi su horizontaliu augimu ar ne. Ar tai, kad aš esu specialistas, jau mano ekspertas kažkokioj srity, ar man tai duoda, ar kaip tik atvirkščiai atima, ne? Mes matėm 4 džentelmenus, kurie visi yra labai daug pasiekę horizontaliai, bet labai skirtingai pozicionuojami vertikaliai. Ar gali sakyti, kad kuris nors, ir čia sakau, ta dimensija yra gana sunkiai pagaunama. Tai kad šitą dalyką suprast, mes toliau, praktiškai aš idėją pasakiau, ką mes bandysim studijuoti, kur mūsų, reiškia, sakysim, tas kryptis, kur mūsų veda, tai yra ta vadinama developmental psychology, raidos arba brandos psichologija. Tai yra tokia gana siaura sritis ir jinai nėra galbūt ypač populiari, bet iš esmės atsakymai daugmaž visi yra į šitos klausimus. Mes juos bandysim susidėti į krūvą. Bet mūsų kursą sudaro tokios lyg ir 3 dalis ir aš kaip mėgstu knygelę su paveiksliukais, tai va čia yra paveiksliukai be pavardžių. Bet turbūt daug ką pažįstat. Čia yra egzistencinės filosofijos žmonės, na, vieni daugiau, kiti mažiau. Praktiškai visus mes vienaip ar kitaip kalbinsim ateityje. Nežinau, galima klaust, kaip sakyt, ką pažįstat, reiškia, bet palikim. Čia yra vaikinai, kurie yra labiau iš psichologijos, psichoanalizės, psichoterapijos egzistencinės. Labai sunku skirti dėt, reiškia, kur yra riba tarp egzistencinės psichologijos ir egzistencinės filosofijos. Praktiškai jos beveik kaip ir nėra. Na, galbūt psichologai ir psichoanalitikai taiko tos dalykus, reiškia, bandydami padėti žmonėm, reiškia, dirba tiesiogiai su pacientais, su klientais, nebūtinai pacientais, klientais turbūt tinkamas žodis, tuo tarpu filosofai labiau per tekstą bando tą pasiekti. Na ir čia yra mūsų paskutinės dalies herojai, nežinau, kiek jūs jų pažįstat. Čia yra būtent žmonės, kurie yra pagrindiniai tas development psychology ir susijusių sričių vaikinai, kai kurios
kai kurios mokslas jų nepriema tiesiogiai, labai stipriai kritikuoja, bet, kaip sakyti, žiūrint į visumą, panašu, kad, reiškia, jų kai kurie teiginiai yra, mes kiekvieną jų kalbinsim eigoj. Tai jeigu bus įdomu, galėsim dar šiandien prie jų sugrįžti. Dabar iš ko mūsų tie 12 susitikimų susidaro, yra 3 teminiai blokai. Tai pirmas teminis blokas yra kas aš esu. Tai nėra toks paprastas atsakymas, jeigu pabandai pamastyti giliau. Čia kas aš esu daugiau iš tos tokios introspekcijos ir fenomenologinės pusės, ne, reiškia, kas yra, čia yra, tarkim, Parkeris, kas yra Parkeris, tai yra daiktas, aš jį galiu stebėti, analizuoti, kas aš esu, jau tos priemonės pasidaro keblios, pasižiūrėsim, kokios yra priemonės, prieinamos, galbūt kažką iš grupės atsinešim patys. Kitas klausimas yra visiškai egzistencinės filosofijos, kaip aš esu, kas aš esu santykyje su pasauliu, su nežinomybė, su neišvengiama pabaigos akistata ir kaip tai konstruoja mano būties reikalus. Na ir turbūt tai, ko mes čia renkamės, tai kaip aš tampu tuo, kuo esu. Reiškia, tai yra trečias gabalas mūsų, trečia teminė dalis, trečias blokas tai yra apie visą developmental psychology. Reiškia, kaip vyksta virsmas, kaip tas virsmas nėra toksai paprastas ir Freudui nepavyko. Ne, reiškia, jis gal ir nebandė, nesistengė, ne, bet tiesiog jisai buvo ten, kur buvo ir toliau nepajudėjo. Tai ką mes su Rimvydu planuojam? Mes planuojam tokį, čia yra preliminari techninė informacija, 12 susitikimų, kiekvieno mėnesio 2 ir 3 savaitę, 1 ir 3 savaitę, atsiprašau. Mes tik tais, man atrodo, dėl švenčių sausio mėnesį darom 2 ir 3. Tai bus toks niuansėlis, reiškia, sakom, turbūt ketvirtadienį nuo 18, nors tai nėra principiniai, visi šitie reikalai nėra principiniai, apie 90 minučių, bet tas teorinis blokas, jisai bus labai neilgas, apie 20 minučių ir po to kažkokios užduotis, diskusija, dalyvių indėlis, reiškia, kažkas galbūt turės kažkokį tai ar norės iš kažkokį tai atsinešti savo modelį, kurį norėtumėm aptart. Tai ir sutarsim, kas bus kitą kartą. Tai tokia mūsų kelionė per tos paveiksliukus laukia, per tas teorijas ir su tais atsakymais, į klausimus, kurie čia dabar taip ir prikelti buvo. Tai aš turbūt baigsiu savo tokį nedidelį pasirodymą, tilpom į 50 minučių, tokia man labai mane užvedančia fraze. Aš šita mintis man nedavė ramybės nuo pat jaunystės, reiškia, kaip galima išspręsti problemą kitam mąstymo lygyje. Kas yra kitas mąstymo lygis? Tai bandysim į šitą klausimą visi kartu rasti atsakymus. Tai aš turbūt baigiau įžangą, įvadą ir dabar galima turbūt būtų pasišnekėti. Rimvydai? Dėkui, Tomai. Super. Toks prieš gal, kol kolegos dar kaupėsi klausimams, pasiteiravimams, tas praktinis atidirbimas jau po teorijos, kaip tu jį maždaug įsivaizduoji, kas vyks tame?
E, Aš manau, kad labai yra daug skirtingų požiūrių į tos pačius dalykus. Mm. Man sunku pasakyti, aš nesu turėjęs šitos grupės tiksliai, čia būtų pirma grupė, bet tai, kas vyksta, tarkim, su studentais, tai, kas vyksta panašiuose renginiuose, tai natūraliai įsiplėskė diskusija. Ne? Reiškia, kažkas turi kitą matymą, kažkas turi kitą, mes galime, aišku, turėti pratimą kažkokį, kurį bandom padaryti. Aš matau, kad yra čiate klausimas, ar kažkas čiate. Klap, aplodismentai. Klap, supratau. Tai čia turbūt neturiu atsakymo, reiškia, matyt, ir nuo grupės priklausytų, kaip mes sutartumėm, kas racionalu, galima daugiau turėti teorijos, galima daryti kažkokią praktiką, pasižiūrėti reikia, pabandyti, kaip tai veikia, neturiu atsakymų, Rimvydai. Iš dalies formos grupės sudėtis, kas susirinks. Jo, aš iškart noriu pasakyti, kad man pačiam yra daug klausimų. Man ta teorija, jinai kaip ir toksai, tas toksai bokštas, jisai susijungęs yra, bet kai pradedi ten kažką mesinėti, atsiranda skylių. Ir visai prasminga būtų jas aptarinėti, reiškia, jos tada dažnai, kada pats savo sėdi galvoj, kaip sakė, nesi objektyvus, kai pats galvoji ir pats save bandai kritikuoti, ne? Tai labai smagu yra, kada vyksta dialogas ir kada tu tam dialogė gali ieškoti prasmių atsakymų. Kolegos, gal kažkas iš dalyvių turit klausimus, pasitikslinimus, nes, kaip minėjau pradžioje, šitas mūsų susitikimas yra įrašomas, jis įžanginis, tai tie, kas svarstys prisijungti prie grupės, jiems būtų naudinga irgi sužinoti daugiau tiesiog apie programą ir jūsų klausimai tam padėtų. Baigiam. Matyt, viskas aišku. Aš tai turiu klausimą vieną. Taip. Vakarą dėkui labai už informaciją, noriu padėkoti. Tikrai didelis smalsumas, bet minėjote, kad bus apie 20 minučių kiekvienam susitikime blokė tiesiog kažkokios informacijos kiekis. Ar yra kažkokia galimybė galbūt gauti kažkokią tą informaciją šiek tiek, nes po to, kiek suprantu, seks klausimai, kartais, kai gauni tam tikrą naują informaciją, tie klausimai taip eksprontų greitai ir jie neiššoka, jie tiesiog truputėlį būna po kažkiek laiko tu apmastai šią informaciją. Ar yra kažkokia galimybė anksčiau pasidomėti, kad nors truputį į tą temą jau įeiti prieš ateinantį susitikimą, kad būtų produktyvesnis? Robertai, jeigu aš manau, kad ten skaidriai buvo, aš jau dabar išjungiau, nežinau, ar verta dar kartą junginėti, kad, reiškia, mes kiekvienos temos pabaigoje galim pasitart, kas bus kitoj temoje, ne, reiškia, pasitikslint. Tai be abejo galim atidaryti, reiškia, pirmą temą mes, man iškrito iš galvos, gaila labai, bet kas pirmasis pradėjo naudot True Self. Kažkada kalbėjom, Rimvydai, primink man. Aš turiu net skaidrės padaręs, bet iškrito dabar, ne, čia dabar labai daug. Bet esmė tokia, kad pradėsim nuo truputėlio, o tada kiekvieno susitikimo pabaigoje apsitarsim, ką kalbėsim kitą susitikimą. Tai galima bus apie tai pasiskaityti ir susirasti informacijos plačiau. Tiesiog šiek tiek pasiruošti, ne? Taip suprantu. Tikrai taip. Jo. Aš nematau jokių paslapčių, mes galim iš viso, reiškia, pabandyti pasiklot viso bloko temas, reiškia, taip kaip aš jas siūlau, galbūt bus kažkokių pasiūlymų, kažką papildomai įdėti, kažką išimti. Jos kažkur buvo skelbtos, man atrodo, Rimvydai, aš jas atsidarysiu. Apie jas rašėjai, reiškia, ten buvo, aš dabar galvoju, kad galbūt proporcijas truputėlį reiktų keisti, reiškia, galbūt mažint filosofijos ir didint tas developmental dalį, reiškia, ne, bet
Tikrasis ir Mm. prisitaikantis aš, ne, iš vidinės architektūros pagrindų. Kas aš esu. Mhm. Tai. Dar yra klausimas iš Andriaus, o kaip dėl rytų praktikų ir įtakos vakarams? Va čia aš taip įsivaizduoju, vos ne atskiras kursas ar ciklas kursų netgi galėtų būti. Ne? Andriau, gal gali paaiškinti, ką tu turi galvoj? Rytas yra nuo 6 ryto, ar rytas yra Azija? Nu, jeigu aš būčiau parašęs rytinės praktikos, Ok. Tinka, čia viskas, aš sąmoningai jų neminėjau, bet Jungas buvo tas, kuris turbūt pirmasis pradėjo šitos dalykus stipriai kultivuoti ir ten jeigu Rimvydo baigtiniuose tam sąraše paskutinė buvo tokia klausimas, kur toliau, ne, reiškia, tai ten yra dar toksai matymas, kad galima paskui eiti į tai, kas yra tos, na, Advaita Vedanta, galima budizmą žiūrėti, galima žiūrėti visą tą non-duality filosofiją, bet jau čia yra sudėtinga ir kažin ar, nu, žiūrėsim, kaip gausis, aiškia, bet dabar tai nėra in scope. Taip, ir dar klausia Roberta, ar susitikimai bus online ar gyvi. Tai bus online tokiame formate, kaip esame dabar. Bus su nuorodos. Gyvi, ta prasme, kad mes jų neįrašinėsime. Tai kad jie bus vienkartiniai. Ta reikia turėti omeny. Kažkokia medžiaga mūsų bendruomenėje, School platformoje jinai atsiras, bet jinai bus tokia daugiau, kad, nu, užinkaruoti tam tikrus dalykus. Bet video įrašų nebus. Tai vienas šansas prisijungti ir sudalyvauti. Įmečiau į mūsų pokalbį, į chatą registracijos nuorodą. Tai kviečiu registruotis, kas iš čia esančių jau norėtų prisijungti ir esą apsisprendę. Taip pat kvieščiau tuomet prisijungti ir prie bendruomenės, jeigu dar nesate, tiesiog mes per ten organizuosime komunikaciją, bendravimą, tai kad patogiau būtų su visais susisiekti ir susibendrauti. Galbūt, Rimvydai, tu šitos dalykus pakartok ten, kur buvo renginys Facebook'e skelbtas. Kad žmonės, kurie nėra tiesiogiai. Tikrai taip. Čia bus dar komunikacija, mes turim laiko iki sausio 8 dienos, tai komunikuosim apie tai tiek School bendruomenėje, tiek Facebook'e, tiek LinkedIn'e bus pranešimai, bus eventas irgi sukurtas ir šitą informaciją registracijos nuorodą irgi pasidalinsiu būtinai. Ir jau turime vieną prisiregistravusi, labai smagu. Tai ką, tikriausiai tiek tam kartui. Ačiū už jūsų klausimus, už dėmesį, dalyvavimą. Įrašą taip pat tuomet stabdysiu. Dėkui labai, Tomai, labai ačiū, kad pradedai. Tai aš galbūt dar Robertui dabar pasižiūrėjau, reiškia, mes apie Vinikotą kalbėsim, Britą, pediatrą, kuris pirmasis pradėjo naudot true ir false self, reiškia, pažiūrėt, kas tai yra, ir galbūt matysim, ar čia per mažai yra, ar per daug. Vienam kartui imti vieną kažkokį tai konceptą, bet turėtų būti kažkur tai jau yra tai kažkur sukelta. Rimvydai, tu turbūt. Jo, apie Vinikotą yra mūsų bendruomenė irgi. Man atrodo, paties dalintas YouTube įrašais, tai jie ten yra. Yra skaityklai. Ok. Na. Tai gerai, dėkui labai. Jaučiu gerą pradžią turim ilgai įdomiai kelioniai ir džiaugiuosi, kad jau 2 kolegos prisijungė ir Žavinta irgi sako, kad jungiasi, tai bent 3 turim, Tomai, galim žygiuoti pirmyn. Žinai, vis geriau 3 negu vienam. Tai vis tiek krapštai, žinai, tą patį. Tai, tikrai taip. Ką, tai reikia tada visus pasveikinti su šventėm artėjančiom, nes maža ką gal ir nebesusitiksim iki laiko. Smagi švenčia. Tikrai. Ar yra kokių dar klausimų, jeigu nėra, tai... Aš, Tomai, dar pabaigai labai tokį analitinį, man tas integrity neduoda ramybės. Ar čia turima moralinė tvirtybė, veiksmų nuoseklumas, ar kas būtent?
Aš kaip aš savo, aš neturiu čia jokios teorinės atramos, kaip aš pats savo aiškinu tą dalyką, kada skirtingos tavo dalis viena kitai neprieštarauja, kada mastai, veiki ir jauti tą patį, kada nėra, reiškia, kada sąžinė darbo neturi. Tai čia man taip atrodo, bet kaip yra iš tikrųjų, čia dar ateisim iki to. Labai fainai paaiškinot. Ačiū. Pas Rodžersą yra angliškas terminas, tas naudojamas congruency. Irgi tas, savęs vientisumas. Taip, tai dėkui. Ačiū už dėmesį, stabdau įrašą ir susimatom tada jau programai.